Sveiki draugai. Šios kelionės metu nusprendžiau padaryti keletą vlogų ir jeigu jums patiks ar nepatiks, duokit žinoti. Gal žiūrės kokie 5 žmonės, bet šiem 5 žmonėm tada ir sveikinuos. Šiandien yra pirma kelionės diena, mes keliaujame su mašina, su Marsu ir Rugile, jeigu ten matote. Ir pirmą kelionės dieną turime nuvažiuoti 950 km nuo Kauno iki Brno, Čekijos miesto, antrą pagal dydį. Ir štai mes atvažiavome į pirmą savo sustojimą, tai yra klasikinė Orlen Lenkijos degalinės aikštelė. Iki greitų susimatymų. Taip, jau įveikė maždaug apie pusę kelio, nuvažiuota 448 kilometrai iš 950. Esam kažkur šiek tiek už Varšuvos. Beje, pamiršau paminėti, kas važiuosit į Lenkiją dėl pigesnio kuro ar kitų priežasčių. Tai vis dar tikrino mašinas ir reikės paduoti pasą, bet pakankamai greitai pravažiavom. Taip, būtent čia. Jo, ką dar norėjau, buvom padavę augintinio pasą, tai labai nustebo pasienietis, nes niekad nebuvo matęs, kad augintiniai dar turi ir pasą. Sako, o, собака, pasport, o, ir žinok pradėjo ir tada ten pavartė ir sako, okei. Jo, viskas gražu, ramu. Aišku, vėl gavom kambarį Prieki daug žmonių vaikščios, bet looks cute. Okay. O, žiūrėk, kokį gavom paveikslą nufilmavai. Kur? O, wow. Vilkas manyje pabunda. Čia Marsas. Gerai, mes įsikūrinėsim ir matėm žiauriai nice vietinis restoranėlis yra šalia. Tai šausim alaus, kai galėsim. Skanaus. Very nice. Labas rytas. Labas rytas. Šiandien antra kelionės diena ir šiandien pagaliau pasieksime Italiją.
Jeigu vakar teko nuvažiuoti 950 km, šiandien bus tik tai 630, bet tačiau sustosime Austrijoje, aplankysime kelias vietas, tai iki greitų susitikimų. Esame Austrijoje ir labai nostalgiška man, nes aš prieš 10 metų maždaug lygiai esu mokyklai su mainais apie mėnesį laiko praleidus Austrijoje. Aišku, tuo metu man Austrija pasirodė kaip labai brangi šalis. Tai bus įdomu pasižiūrėti, kaip dabar atrodo, nes mūsų laukia sustojimas. Šiandien, kadangi tiek daug kilometrų nevažiuosime, esam susiplanavę keletą sustojimų, tokių didesnių, kažką pamatyt, pasivaikščiot, pavalgyt. Tai už maždaug 1,5 valandos stosim. Pasimatysim tada. Mes čia tiesiog vaikštam su savo vadinėm striukiam, o žmonės štai ten va. Jie slidinėja. Čiuožia vienas arba viena. Labai fun. Kaip matau, Iškinė nefokusuoja. Tikriausiai su snieglente. Ja. Gerai, einam toliau. Devyni laipsniai. 9 laipsniai šiuo metu yra. Žiūrėk, barografas, atmosfera, ne? O, Dieve, žiūrėk, tai termohidrografas. Nežinau. Šlapumą kažkaip. Čia gal aukščiausias pointas? Čia. Čia fiksuoja dalykus, tiesiog gal po to daro tyrinėjimus tiesiog. Va, labai random. Tiesiog gatvėje einant yra mažas... Gatvės muziejus. Jo, mažas gatvės muziejus. Va, galit susipažinti. Radom žiauriai kietą bažnytėlę su nukryžiuotu Jėzum Kristum prie fucking įėjimo į bažnyčią patį. Ir čia, man atrodo, yra dar to kunigo namai tikriausiai. Visiškai prie pat bažnyčios. Gera parapija. Pirmas patiekalas Austrijai yra šnicelis. O Marsas gavo vandens. Cheers. Dumplings, gali sakyti. Geram dumplings. Bandysim, pažiūrėsim, kaip koks skonis. Tai nusipirkom po kinderį. Po kinderį? Jo, 5 vienetai yra po kinderį. Jo, nu, tipo. 1 man, 4 tau. Maždaug. Taip, tai va dabar paragausim. Girdėjau, labai populiaru Austrijai.
Labai gardu. Visai taip pat kaip Lietuvoje. Geras gardumynas. Bet geras gardumynas. O dar šiek tiek liko. Tai bus kaip tik prie kavytės. Cheers. Tik nesakyk, kol dar ne Italijoje esam, gali pasakyti, ką geri. 5 valandą vakaro. Ai, čia kapučino yra. Jo. Italai kažkodėl sakė, kad kapučino Pusryčiams. tik tai, jo. Nu, bus matyti, kaip ten tik pusryčiams. Gerai, kiek? Atvažiavom prie Laghi di Fucine, Italijoje. Čia turėtų būti kalnų, gražus žydras ežeras ir spindėti dienos metu. Bet kaip matot, jau nebėra dienos metas, tai ir to žydro vandens nebėra. Mes vis tiek nusprendėm biškį prasieiti ir pasižiūrėti, kaip čia kas yra. Rugilė bando surasti mūsų raktus. Marsas laukia ir stebi. Sėkmės, Rugilė. Čia taip mums išmaniai Rugilė rodo, kur mes gyvensime šią savaitę. Ganėtinai mažas batukas šalia, tiksliau Udiniai, visai prie pat centro. Smeg. Tai va, pagaliau nuvažiavus visus kilometrus nuo Kauno, mes pasiekėme pirmą home base'ą. Labas vakaras! Mes esame jau Udinėje, pasiekėme savo kelionės tikslą, kol kas būsime Udinėje, bet aišku, aplankysime dar aplink daug dalykų. Laukite reportažų iš įvairių vietų. O šiuo metu mes žiūrime, kaip dvi vienuolės gamina per televiziją. Aš nežinau, čia jos daro kažkokį ypatingą patiekalą. Ką manai, Rugilė, apie tą ypatingą patiekalą? Skaniai. Kaip pati kelionė beje iš Kauno iki Udinės, kuri truko 2 dienas? Puikiai. Gerai, puikiai. Tai gal kol kas tiek. Eisiu montuoti jums video ir kol kas atsisveikinu. Iki greitų susitikimų. Bye.